Trumpas, bet labai naudingas epizodas apie aplikatorius ir jų panaudojimą detalizavimo srityje. Tai turime įvairiausių detalizavimo aplikatorių. Na, ką mes naudojame aplikatorių? Odai, ne, kondicionierius, na ir keramika, ne, kurių būna įvairiausių kainų. Kainuojantis produktas yra ir jos išeiga mums patiems kaip detalizuotojams kerta per kišenę. Aplikatoriaus naudojimas labai įtakoja produkto išeigą. Kas šiaip standartiškai 50 ml turėtumėt padengti drąsiai 2 automobilius. Kai mes turime kempinę, paraloną, reikėtų naudoti gelinius dangalus. Tai yra padangom gelis, plastiko dresingas gelis, mano rankose va odos kondicionierius gelis. Uždėjus šitą gelį, jisai neįsigeria į paraloną. Bet jeigu aš paimsiu kažką skystesnio, šis paralonas nelabai geria dabar, nes yra prisigėręs įvairiausių kitų produktų nuo darbo. Jūsų nano tiesiog susigers į kempinę ir bus išeiga didesnė. Yra tokių aplikatorių, yra ir kempinė, ir apgaubta medvilnė. Tai jie kaip ir sugeria tą skysčio, bet kadangi kempinėlė gan plona, nesugeria tiek gausiai ir vis tiek sugeba palikti dangalą ant paviršiaus. Variantas, aš su tokiais aplikatoriais, kurie turi kempinėlę viduje, medvilninį kiautą, taip pirštus įkiši, dengiu ratlankius dažniausiai. Bet aš sakau didelį ne, tokią kempinę, kuri gan yra didelė, jinai sugerinėja iš tikrųjų vandenuką. Geriausia nano dangą būtų dengti su specialiais tokiais aplikatoriais kaladėlė, čiut yra paralono, 2-3 mm. Ir tada užsideda dar šluostę tokią, papildomą ant viršaus. Tokie aplikatoriai nano dangai yra taupiausi, bet laike su jais daugiau reikia žaistis. Užtrunku aš ilgiau įrengti nano dangą automobiliui su tais aplikatoriais. Ir čia yra mano rankose aplikatorius, kuris jums duoda greičio, patogumo, suprantat, ratlankius, groteles, visur patekti. Ir su ta kaladėlė ne visur tu gali patekti. Perkirpkim, pažiūrėkim, iš ko susideda Evokaro aplikatorius. Pagal viską teoriškai čia yra skirtas specialus aplikatorius, kuris turi apsaugą nuo susigėrimo. Aha, supratau, visiškai yra skirtumas tarp šių dviejų kempinių. Nežinau, ar jūs matot per kamerą, bet čia primena Tyveką arba nepralaidžia orui plevelę. Nepraeina. Praeina. Nepraeina. Tai jūsų nano danga gali būti greitai padengta su tokiais aplikatoriais ir išeiga bus labai patraukli, padori. Verta nusipirkti tam tikrus skirtus aplikatorius iš Evokaro. Aš būtent šitos galiu jums drąsiai rekomenduoti. Kaina nėra didelė. Patogus, geri, naudingi, nuorodą paliksiu apačioje. Tad gerų jums visiems ateinančių darbų. Mes į krantą išsimetę gintarai, išsiblaškę pasaulį lietuviški beržai.